Jis, kaip vaikas, pašoko į viršų Auksė, išgirdusi mūsų pasiūlymą nuvažiuoti į katedros aikštę apžiūrėti kalėdų eglutės. Įsipildys dar vienas mano noras – pamatysiu ją pirmą kartą gyvenime. Kai slidu bijau toliai eiti iš namų, kaulai labai lūžta, prisipažįsta moteris. O dabar, kaip kokią ponę, automobiliu nuvešite. Ačiū už dovaną. Bėdų turgus išpildo net slapčiausias mano svajones, džiugiai pliaukšteli rankomis Auksė. Prieš 2 metus jūsų laida Mano gatvėj uždegė žalią šviesoforo šviesą ir ji tebedega ligi šiol. Noriu, kad kalėdos atneštų sveikatą. 1, 2, 3. Pirmą kartą su Aukse susitikome prieš 2 metus Zarasų socialinių globos namų kieme. Moteris aplink save skleidė tokią gerą energiją, kokie būna apdovanoti tik vaikai. O šiai veikiau berniūkštiniai brandžią moterį primenančiai coliukiai išvakarėse sukako 47. Ji užaugo be mamos meilės, valdiškuose namuose, bet sako, kad gyvenimas yra gražus. Mane, kai jinai pagimdė, jinai mane kaip šunį išmetė, nepaliko ligoninėje, O kur tave rado? Rokiškį traukiniu stoti tualetą ant cementinių grindų. Galėjo bent ligoninėje palikti, nuleidžia akis Auksė. Gal tos sveikatos daugiau turėčiau. Dabar 3 meningitai, daugybė plaučių uždegimų, lūžtantis kaulai, 14 operacijų. Susidraugavau su drauge. Ir jinai pakviesdavo mane į savo namus ir pas juos buvo šuva. Aš jo labai bijojau, aš artinėjau, gana didelis atstumas buvo. Jinai turėjo 2 mažesnius brolius, kurie jį prisirišę prie rogučių važinėjo. Jis tave užpuolė? Ir liaudiškai sakant, tiesiog nurovė tau skalpą? Aš nieko neprisimenu, aš tik prisimenu raudonas akis, šuns ir viskas. Kiek tau po to atliko operacijų? Daug, su plastinėm, su viskuo 15. Galbūt būtų buvę lengviau, jei mama būtų buvusi šalia, sako Auksė. Keikiau ją visokiais žodžiais, bet kartu ir dievinau. Aš dar vis tikiuosi, kad išauš ta diena, kai jinai apsigalvos, supras padarius klaidą ir atvažiuos ir mes galėsime susėsti kaip mama su dukra ir tiesiog aš tik noriu iš jos gauti 2 atsakymus. Kodėl ir už ką. Kažin ar būčiau išvis išgyvenusi, jei nelaimą dalė bronius Petras, vardė pačios jaunystėje atrastų žmonės moteris. Žinot, kaip išeina žmogus iš vaikų namų, iš internato, jis būna toks kaip laukinis žvėrelis. Tai lygiai taip pat aš ir buvau tokia, aš ir necenzūrinius žodžius vartojau, man buvo labai blogai. Nes tu buvai vienas kaip pirštas, tu niekam nereikalingas, negalėjai niekam pasiguosti, negalėjai nieko apkabinti, tu buvai niekam nereikalingo. Dievas davė, kad jie yra pas mane ir žinot, aš laimingiausias žmogus pasaulyje, kad aš turiu, nes tiesiog keista, net sos darbuotojos, jos kartais ir klausia, Auksė, tu išeiginėm išvažiuosi, taip sakau, aš einu namo. Jau tas žodis namo, kad čia namai, bet čia valdiški namai, o ten jau namo einu, kur pas giminės. Jau, Bendravimas toks šiltas, abipusis ir tapom ne tik kaip draugės. Jei liūdna, jinai paskambina, tada pasikalbam telefonu. Skauda ką nors, vėl sprendžiam problemas. Apie ligas pakalbam, nes dažnai serga ligoninėje guli. Bet labai jautrios sielos žmogutis. Mažas, bet didelės ir plačios sielos. Ir toks žmogutis, kuris nesiskundžia savo gyvenimu, savo bėdomis. Jinai tikrai be galo talentinga, gabi, siuva, neria, mezga, siuvinėja labai daug. Gali paveikslėlį siuvinėja metus laiko, bet ištisai tai po kelias valandas per dieną. Jeigu tik sveikata leidžia. Čia šitą aš galiu
Tai neimkite, jeigu ką. Parodyti, va. Tai kiek čia laiko va prie to? Nieks netiki. Kiek čia laiko prie to? Nu, Metus, čia pusantrų, kiek tu? metus pusantrų, maždaug. Nu, man labai užeina, kad vat, rankos, kai labai skauda, tada aš negaliu siuvinėti, ypač pavargsta va šitas petys, va pirštai, tada aš jau metu siuvinėti. Bet, nu, siuvinėjimas mane nuramina, aš pasikeičiu, kai pradėjau siuvinėti. Labai daug. Vieną paveikslą aš padovanojau fondui Išgirsk mane vaikams sergančiam leukemija. Tai jis buvo maždaug, nu, va šitai pafertus, va tokio dydžio buvo paveikslas. Kadangi aš esu toks žmogus, aš negaliu atsisėdus, negaliu. Pas mane yra lova, va jinai funkcinė. Čia toj, kur čia mano tas, aš va taip, va, pasidarau, čia šitą lempą nustaikau ir užsidedu. Su šitais aš jau nematau. Aš tada va taip va užsidedu. Šitaip ir va šitaip va. Žemyn žiūrėti. Ir žemyn, ir aukštyn, tada man labai gerai matos. Ir tai toli gražu ne visi Auksės pomėgiai. Šiemet buvau net į karaoke konkursą ir laimėjau, tapau karaoke karalienė. Taip, kad aš ir vedu koncertus, dainuoju, anksčiau ir šokau, bet dėja kojos nebeleidžia. Prieš tai leidžia vaistus man ir po to kažkur tai 2-3 dienas aš guliu, nes man labai skauda viską. Čia yra mano biologinė mama. Man lengviau pasidarė tik tiek, kad aš galėjau jai įsakyti savo nuomonę. Aš jai pasakiau, kad aš jos nesmerkiu, kad aš jai dėkinga, kad jinai man padovanojo gyvybę. Aš pasakiau, kad aš jai negaliu atleisti, kad jai Dievas atleis. Dabar jau netrukus solidų 50-ąjį gimtadienį paminėsianti Auksė prieš keletą metų kreipėsi į bėdų turgų, nes turėjo, kaip pati sakė, svajonę. Ne bėdą, o svajonę – įsigyti nuosavą kompiuterį. Vilniuje, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų profesinio mokymo centre, ji buvo ką tik pradėjusi mokytis leidybos paslapčių. Man smagu sužinoti kažką naujo, tuomet tvirtino Auksė. Jau išmokau naudotis elektroniniu paštu, Skype'u, bet to internete yra daugybė siuvinėjimo schemų. Dabar Auksė išdidžiai kalba apie kur kas didesnius pasiekimus. Šiais metais buvo Žemės diena ir reikėjo sukurti atviruką Žemės dienai, vėliavą Žemės dienai. Tai aš kažkaip tai turėjau idėją, bet pagalvojau, ar man pasiseks tą sukurti. Ir sukūrėm, ir mūsų leidybos darbuotojai, beveik visos 3 grupės joje dalyvavom. Ir gana sėkmingai gavom po padėkos raštą. Štai aš šį turiu, kurį mokytojas mums kiekvienam asmeniškai įteikė, tai, žinot, suteikė daugiau drąsos, daugiau tokio pasitikėjimo savim, kad tu norint gali nugriauti visus kalnus, visas kliūtis ir kažką tai, kad tu esi įvertintas. Tu nesi, padarai ten tiek to, kiekvienas tai sugebėtų, bet kai tu padarai su kompiuteriu ir tu esi kompiuterio draugas, tu su juo gyveni, daug ką padarai, tai yra labai šaunu. Jūsų dėka aš šį draugą turiu ir kambaryje. Glosto už bėdų turgaus rėmėjų lėšas nupirktą kompiuterį Auksė. Mano turtas. Jame saugomos ir brangios nuotraukos. Po filmavimo bėdų turguje su krepšininku Arvydu Saboniu Seime.
Beje, į Seimą dar Auksė tikisi sugrįžti. Rokas Žilinskas išgirdo neįgalios moters prašymą ir pakvietė ją čia atlikti praktiką. Ir jisai man parašė, nematau jokių problemų jums atlikti praktiką Seime. Priimčiau jūs į savo padėjėjus, dirbančius neatliktinai, visuomeniniais pagrindiniais, tam išsilavinimo nereikia. Talkintumėt man ir mano padėjėjui Valentinui kasdieniniuose darbuose. Mane tikrai nustebino, kad tikrai mane su fizinė negalia, mažą žmogeliuką, priima į praktiką savo padėjėjų. Tai aš manau, čia man yra didelė pagarba man, kad jisai, kaip neišpeikė, kad tu ten toks esi žmogus, to labiau gyveni socialiniuose namuose, o priima tave į Seimą padėjėjų. Ir kabinete tik man buvo viena problema, kad jau žinau, kad tikrai mane priima, pergyvenau dėl kostiumo. Jie visi ten, matot, kaip parodo, balti marškiniai, varlytė ar ten kaklaraštis su kostiumais. O aš mėgėja džinsus, aš mėgėja džemperius, kostiumus, aš tokį sportišką berniukišką stilių. Ir dabar aš supratau, kad aš turiu parodyti, kad aš esu mergina, moteris, kuri atlieka praktiką Seime. Jau su džinsais ten nelabai. Tai aš jam ir parašiau, kad aš kostiumo neturiu. Aš kelnes per burelį suspėjau pasisiūti. O švarko ne. Bet aš manau, kad aš turiu gražų megztinį, tai va šitą, kurį mano nusipirkau. Ir jisai yra gražus, juodos kelnės ir megztinis irgi dera. Tuo labiau jisai pritarė, kad kabinete padėjęs gali sėdėti ir su džinsais. Tai man problemos atpuolė. Neverkšlena Auksė ne tik dėl neįperkamo švarko, bet ir dėl, švelniai tariant, liesoko maisto. Aš, pavyzdžiui, apskaičiavus, kad aš šį dieną einant į parduotuvę, aš galiu išleisti kažkur 4 litus. Tai kai savo perkuosi, tai vienas sūrelis už 69 centus, 2 keptos sparneliai ir 1 pomidoras. Ir tai išeina kažkur tai 3 litai 19, 3 litai 20 centų. Tuo labiau čia maitina. Aišku, biški mažoka, tai vot ir sudėti, suplanuoji, bet daug pinigėlių hobis reikalauja. Kompiuteris. Ne, kompiuteriui aš išleidžiu į mėnesį 29 litus už internetą, o taip daug pinigėlių išleidžia mano hobis siuvinėjimas, kryželių. Staigmena, parodysiu. Čia galit nefilmuoti, bet parodysiu žmogų. Atsimenat, kalbėjau, kad noriu pamatyti, noriu paklausti. Čia yra mano biologinė mama. Čia yra jauna jinai čia. Aš turiu tas nuotraukas, kur jinai palaidos, būdama 2 kurse, mane giminės buvo pas ją nuvežę. Man lengviau pasidarė tik tiek, kad aš galėjau jai įsakyti savo nuomonę. Aš jai pasakiau, kad aš jos nesmerkiu, kad aš jai dėkinga, kad jinai man padovanojo gyvybę. Aš pasakiau, kad aš jai negaliu atleisti, kad jai Dievas atleis. Ir ant galo aš jai pasakiau, mama, sakau, aš tave myliu, bet tu manęs ne. Man lengviau pasidarė, kai giminaitė paklausė, ar jūs pripažįstate, Auksė, kad yra jūsų dukra. Jinai pasakė taip. Man to ir tai reikėjo. Mes nusifotografavom, bet aš nei tą pačią dieną parvažiavus iš Latvijos, nei iki šiol aš šitas nuotraukas žiūrėti negaliu. O aš negaliu. Man giminės atidavė jos šitą nuotrauką,
Tai man va šita nuotrauka yra ta, kad aš ją matau ne dabartinė kokia yra, bet aš ją matau tokia, kurio aš jos nepažinojau. Man yra lengviau va šitą ir jinai visą laiką mano šitam lagaminėlį, čia yra mano siuvinėjimo, aš šitą va įsigijau ir jinai visą laiką pas mane va šitam kišeniukė. Kaip keista, aš jos niekur nepalieku. Aš žinau, kad čia yra mama. Bet mama jūs paliko, jūs mamos nepalikat. Gal man dar jos reikia. Gal žmogus kuris nepajuto motiniškos meilės, motiniško apkabinimo. Aš savo meilę jai išreiškiu taip. Man jos meilės nereikia. Jinai gal mane myli iš tos nuotraukos. Ir aš laiminga. Man to užtenka. Aš turiu nuotrauką. Viskas. Gyvenimas gražus.